Labas rytas, draugai. Sveiki, draugai. Labas diena, draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Lights out, lying in your arms, and these feelings start to change. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, oficialiai prisnigta žymiai daugiau sniego, negu tada, kad sakėm, kaip pirmas sniegas. Čia jau yra žiema. Jau normaliai privaryta, atrodo daug viskas. Reikia šiandien būtinai jau dušą nešok, nes vakar kažkaip nešokau, tai automatiškai plaukai viskas taip paaiškat. Aišku, šiandienos planai yra nueiti laukam nukasti sniegą nuo batuto, nes jis tiek jau prisnigo neblogai. Tai nekenčia sniegą, jis nesidari. Nu, gal kai kam patinka, gal kai kam ne, bet man tai jis nelabai patinka, man jis nelabai patinka ir tikrai ateityje abejoju, ir aš bus labai daug prisniego kažkur. Nes jis sako, nu kažkaip neprašėdės, jis man neprašėdės. Taip, kartais linksma ten pačiai žinėti, bet daugiau tai ne. Ta šaltis viskas kažkaip, nu, nelabai malonu. Taip uždėjau jau vakar mūsų epizodą, kėliau vakar naktį jau, kažkaip tiesiog iškart dar nejau, kad sakau, kelsiu sport, nu kažkaip kėliau, viso. Sutvarkiau visą šiandien, ryte tik atsikėliau, uždėjau viešą, viskas, ramu. Ir taip šiandien iš tikrųjų, draugai, epizodas bus biškai kitoks. Tik todėl, kad pabaigoje arba toj greitų metu bus toks vienas dalykas, kurio senai jau laukiu, iš tikrųjų, taip senai sakiau, kad padarysiu. One look into your eyes and I'm floating far away. I've never been here before. I don't know the score, but I never wanted you more than I. Kažkaip automatiškai kitas vaizdas namie, ne? Kažkaip jau nebe taip jau jaučiasi viskas. Nors kaip atrodo su kepurė, bet svarbiausia yra nesusirgt, būti sveikam gyvenime. Oh, fuck. Yra šitoks vienas dalykas, draugai, prisimenu dabar, kai kalbėjau, kad nesusirgt. Mes dar sezoną neuždarėm audinių. Reiks varyti, kada maudytis. Tikriausiai savaitgalį kitą. Arba šiandien. Šiandien įdomus variantas. Bet šiandien gal ne. Tikriausiai ne, nes vis tiek Simas nevarys, o niekas daugiau skaimas manim nevarys maudytis. O Simui dažniausiai sezonų sudaroma, aišku, atidariau sezoną šiemet vienas tik tai nežinia. Tokie dalykai, kad mes sezonus uždarom, tiesiog yra mūsų tradicija pasimaudyti žiemą ir kažkaip, kai pasimaudai, dažniausiai nesusirgia, aišku, kaip sakant, nes ir kažkaip užsigrūnam tą organizmą ir visą žiemą tada taip kažkaip atlaikom. Kodėl taip darom? Nežinau, man pavyzdžiui patinka taip, kad pasmaudyti žiemą. Tiesiog linksma, kai taip šalta būna ir bėgia, adrenalinas taip stipriai sukyla, kad ojojoj. Nenoriu dabar sumeluoti, gal šiais metais netgi maudžiusi Baltijos jūrai. Sausio mėnesį, sausio 2 dieną. Tai kažkaip, nu, normaliai buvo, normaliai. Aišku, tos maudynės tokias, kad tik tai panėriau, visas išnėriau ir užbėgau, viskas. Svarbiausia buvo tai, nes dar buvo šiauriškų šalta, bet, nu, tikslas mano buvo įbėgti, panerti viso. Tai todėl, tai gyvendinant, tai kažkas tokio, nu, man buvo tiesiog netikėtina, kad aš taip sugebėjau padaryti, man tiesiog tai buvo gera ant širdies. Tokie dalykai man žiūri praeiti. Nu va, nuvaliau, kaip sakant, biškiuką batutą. Dabar jau ramiai gerai atrodo. Kažkaip vienas iš darbų padarytas ir širmą ir mašiną savo nuvaliau. Tai taip kažkaip ramiai. Aišku, debesis, sakau, dangus toksai. Ojojoj, draugai. Sakant, tokie dalykai mane biškį nervuoja. Neįmanoma kovoti niekad treniruotis, labai bėsina. Jei tik būtų salė kokia, sakykime, tas ringas, toks normalus pro wrestlingų viskas, taip afigenai būtų, jūs neįsivaizduojat. Tas dalykas, pro wrestlingas toks, nu, nuostabus dalykas, susidėgymas, viskas yra toks pasaka, draugai, pasaka. Kaip sakant, nereikia sustoti niekad. Kaip ir minėjau praeitose epizoduose, būtų toks pats žmogus kaip aš, mes ir dabar kovotume tokio, va, nors dabar ir šlapias būtų, bet mes kovotume. Bet aišku, tokio kaip aš nėra ir ką mes darysim, sustosim, ne.
Kodėl? Nu tai kam sustoti, kam pozuoti, nu nėra koks skirtumas, gausim kažką kito, išsisuksim ir visą laiką kažkas bus. Tiesiog reikia niekada nepozuoti ir dirbti. Gal su dviračiu prasme biškį, ne? Taip driftin atsimenu žiemą, varoju su dviračiu, ledą biškį pataikiu, šiukulį ant šoną, opa. Arba negali, kad įnešit, bet taip žiauriai mėta su padangu dviračiu, ypač paprastom tokiam, bet kaip linksma būna. Bet dabar kažkaip nenoriu, reikia dar pūstis padangas, nes šitą padangą pas mane kiauša visą sprogus yra, nu ne tai, kad sprogus, bet kiaura, nes jei būtų sprogus neprispūstų, dabar dar prisipučia, tai pilnai, tai visą dieną dar atlaiko, kaip sakant, 24 valandas. O taip iš tikrųjų dabar yra tikslas padaryti tai, ką sakiau, kad padarysiu, ką nufilmuosiu. Todėl pabandysiu tai nufilmuoti šioje vietoje, būtent, kaip sakant, TWS, nu, būštinėje, ne, kambarinį tokio, kur visas instrumentai, kaip sakant, nu, stalas vadinamas dėžė, nu, ta paminkštinimai, kalonkės yra. Ir dar kažkur dar kėdė yra, su kuria daužiame. Dar turiu, aišku, riedlentę žiūrėkti, old school atsimenu, gimtadienį gavau kažkuriam riedlentę šitą. Taip niekada gero neišmokau aš. Visiškai, kažkaip žinau pagrindą, kaip pašokti reikia, bet kažkaip nesmakinau. Ten, pagrindą, kaip pašokti, bet kažkaip nesmakinau niekada, jokių triukų nieko. Ai, kažkaip neužsikabinau, gal kaip sakant, tas dalykas yra toks, kažkaip taip dūna ir gausi. Ir nežinau, jis tikriausiai nebus šiame epizode būtent, tik todėl, kad didžioji dalis žmonių, jei atvirai kalbant, manęs visiškai beveik nežiūri. Bendras vidurkis, kai rašo nuo YouTube šitą apžvalgą, yra tik 3 minutės. Visų, kaip sakant, tų, kurie taip peržiūri klipą, tai kažkaip, kad prasuks ir čia tada nelabai kas ką pamatys. Todėl geriausias variantas yra man tą klipą būtent padaryti atskirą tokį, trumpesnį ir gal kažkas pažiūrėti biškį daugiau bent jau. Nu, tą siekiu padaryti tik todėl, kad daugiau žmonių būtų įkvėpti, nors faktiškai motyvacinė kalba, ir daugiau pamatytų tik todėl, kad, nu, paprastu būtų nedaug ką žiūri. Todėl geriau šauti tik motyvacinė ta kalba vadinama, kad, nu, žmonės biškių kažkas susimastytų daugiau. Ir gal aš pradėsiu jam labiau patikti tik todėl, kad, nu, motyvuoju žmonės. Nu, nežinau, aš bandysiu taip daryti ir visą laiką, nu, bandyti reikia kažkaip prasimušti gyvenime. Nes jei tu nieko nedarysi, niekada niekur nepasieks, tai kažkaip taip. Reikia bandyti rizikuoti ir nieko niekada neprarasi. Kas, nu nepavyks, nu koks skirtumas, toliau judi ir viskas. Na va, 10 minučių taip prakalbėjau. Taip, nu taip, ką žinau, iš tikrųjų man patiko įsireikšti visam. Tokie dalykai man visą laiką patinka, kai aš taip įsireiškiu, pasakau viską, ką norėjau pasakyti. Ir aišku, kartais labai daug nusišneka ir kažkas tokio, bet ta, kad nėra nei vieno žmogaus tobulo ir nereikia būti tobuliems. Tikrai nereikia, draugai, būti tobuliems. Tu tiesiog būni savimi ir kažkuriem patiksi, kažkuriem ne. Tiem, kuriam nepatiksi, nu koks skirtumas, nekreipiu dėmesį. Tiem, kuriam patiksi, jie su tavimi bus ir tau padės. Svarbu būti prie žmonių, kuriems tu patinki toks, koks esi ir viskas. Ir tada tu tikrai žymiai geriau jausies. Nebijokite vieni kitiems, kartais pasakyti, kokie jūs nuostabūs. Pasakykite tokias frazes, pavyzdžiui, tu gali, tu esi talentingas. Tikrai žmonėm padės. Taip, pavyzdžiui, pasisveikina kažkas tokio, blem pastebėjau, tu tikrai esi talentingas ant to. Arba tiesiog tu gali tai padaryti, tiesiog nebijokite. Ir visą laiką kelkite savo tikslus. Aš sakiau tame video tokius dalykus, pavyzdžiui, kad nebijokite pasikelti savo tikslus, kad matytumėte juos prie savo akis ir padidinti juos 2, 3, 100 kartų. Nėra skirtumo. Svarbu, blem, gyventi ir siekti savo svajonį. Mes viską pasieksime kartu. Aš jums prisiekiu. Ir tikrai nesustosiu tol, kol aš viską nepasieksiu. Nesvarbu, kaip mane gyvenimas stipriai prablokš. Taip, aš einu pro tas gal sakykim, tas vadinamas kartais tas depresijas ar kažkas tokio, pavyzdžiui, prašasus skausmus, kaklo ir panašiai, nu. Bet aš tiek sportuoju. Aš pasportuoju, man būna taip, kaklas traukia, man kirs, pavyzdžiui, eini pradeda koją, kirsta ranką, nu, niftiem, dėl to, kad tik tai tos nervus žaidžia ar kažkas tokio, bet aš nepasiduodu, aš tiesiog toliau dirbu, sportuoju ir viskas. Aš neimu galvą. Nu, koks skirtumas, mano gyvenimas bando priblokšti prie žemės, kad aš biškai apsiraminčiau, bet aš tikrai nesiruošiu apsiraminti. Visą dieną matutas nuvalytas, kaip sakant, jau gražiai, bet šlapės visas. Aišku, dabar paimtum kokius nereikalingus patalus ar kažką tokius, kad užtiest, galėtum užtiesti. Biškai palaikyti, pažaginėti, sakykime, manių ir viskas, ir jie susigertų viskas į patalus ir nuimtum patalus ir būtų sausas batutas.
Taip, dabar biškai greitis viskas susakiau, bet gal supratote, žodžiu, kad nusausint batutą. O, pabiški, šiandien ardysiu batutą tikrai, bet važiūriu viską atskiliavo, tai galima nuimti. Taip labai, kad šalta tai būtų, tai nėra taip žiauriai, tai kad rankom galvės kai sniegai palėti, bet čia yra normalu. Dėl ko taip kartais sniegas gerai filmuot, matyti dėl to, kad gerai, dėl to, kad daug šviesos pasidaro, ta prasme, mes nuo sniego labai atsispindi tą šviesą, tada atrodo pakankamai šviesnė dabar, kai žiūriu kamerą ir matau save taip, ne? Tai žinokit, atrodo tikrai šviesiau, nes taip žiūrint paprastai ne į kamerą, tai kažkaip tamsiau. Todėl dėl to, kad yra pliusas, bet taip, tai ta šaltis, ta žiema, ta šlapumas, tai man nepriširdės, tikrai nepriširdės. Man mačiut irgi nekenčia sniegą. Rytoj, kaip sakant, pirmadienis, tai šiandien, kai kėliau šį epizodą, nes savaitės pradžia, mokslo savaitė, nes kadangi buvo atostoga, dabar vėl prasideda. Kuriam normaliai, kuriam nebuvo atostogų, tai normali savaitės pradžia, todėl konkuruokit, kaip ir vakar epizode sakiau, kad konkuruokit pirmadienį, nebijokit ir džiaugitės juo, nes reikia, draugai, reikia. O taip, visgi, normalus pirmas sniegas, gerai limpa, kiniuštės gerai darosi, lengvai skrenda. Su amžium, taip su amžium, tu prasme taip, kai eini iš mažiuko į vyresnį, blemto siekas iš tikrųjų atsiranda. Ir tai aišku, tas dalykas atranda, aišku, tu nesportuosi, tai abejo ir labai daug bus, aišku, biški padidės. Tai dėl, kad tos nuo svorio masės vis tiek biški ta jėga didėja, kad pavyzdžiui pakalt kažkas tokio. Bet taip, jei dar pasportuosi, tai žinokit, jeigu tikrai daugiau turėsit, tai bus labai gerai. Šis epizodas nebuvo toks labai tobulas ar kažkas tokio, ar labai įdomus. Aišku, kaip sakant, vos ne behind the scenes dėl tos motyvacijos ar kažkas tokio, nu, man eilinis sekmadienis kaip prisnygo ir nieko nenuveikiau. Iš tikrųjų labai nieko šiandien. Tokia nelabai produktyvi diena, aišku. Produktyvumas yra tas, kad aš šiandien buvau motyvuotas pamotyvuoti jūs. Ta padariau, todėl labai užskaityta tas. Tikrai užskaityta, dėl to aš džiaugiuosi. O dėl kitų dalykų tai nieko gero. Reikėtų kažką filmuoti, visus klipus kurti ir toliau, kad siekti savo svajonių. Tai darysime tikrai. Bet tas sniegas, kad biškai taip, tas oro sąlygas, kaip sakant, reikia prisitaikyti ir mokėti prisitaikyti ir niekada nepazuoti, nors ir kaip sakant, gyvenimas mus spaustų prie žemės. Reikia visai atsistoti. Sutiksim, draugai, rytoj. Su kitais epizodas, su kitais nuotykiais. Iki, draugai. Siekti savo svajonių. Ir žinoma, šypsokitės. Prenumeruokai, nenorit neprenumeruok. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. All right.